Užmerk akis. Dabar pagalvok ir suvok, kad klausaisi mano balso. Atkreip dėmesį į tai, kaip suvoki mano balsą. Dabar paklaus savęs, o kas stebi šį balsą? Ką pagalvoji, kai išgirdai šį klausimą? Galbūt pagalvoji, tai aš. Arba aš esu tas, kuris stebi. O gal vietoje aiškios į galvą atėjusias minties pasijutai kiek sutrikęs ar suirzęs, arba tiesiog nepagalvoji nieko. Kad ir ką pastebėjai, ar tai būtų mintis, ar tai būtų jausmas, sumišimas ar visiška tuštuma, paklaus savęs dar kartą. Kas tai stebėjo? Ir visiškai nesvarbu, ką jauti dabar, tiesiog stebėk tai. Kad ir kokį jausmą jauti, jeigu jauti jausmus, stebėk tą jausmą. Jei galvoje kyla mintis, kokia šio pratimo prasmė, arba aš nesuprantu, tiesiog stebėk tą mintį. Ir kol stebi, paklaus savęs dar kartą, kas visą tai stebi. Kas daro šį stebėjimą? Dabar pažvelk, kaip sėdi. Pajausk, ką jauti savo kojose ar pėdose. Pajudink kojų pirštus ir atkreip dėmesį, koks tai pojūtis. Ir tuomet dar kartą paklaus savęs, kas visą tai stebi, kas suvokia šios pojūčius.